Mėgstu vairuoti. Ar labai sunku tapti vairuotoju? Man atrodo paprasta. Įsitikinkite patys. Vairuoti seniai nebe prabanga, o būtinybė. Taip gali daugiau nuveikti, aplankyti draugus, pamatyti. Tapti vairuotoju galima greitai ir paprastai. Jei esi tinkamo amžiaus, pakankamai sveikas, moki kelių eismo taisykles, žinai vairavimo teoriją ir įgijai praktikos, belieka išlaikyti vairavimo egzaminą. Tiesa, rengiantis egzaminams, daugeliu atveju būtina baigti parengiamosius kursus. Beje, ar teko girdėti, kad kasmet išlaiko egzaminus ir tampa vairuotojais ne tik tūkstančiai jaunų žmonių, bet ir šimtai vyresnių nei 60, o tarp jų ir 70-mečiai. Registruotis teorijos ar vairavimo praktikos egzaminui galima nekeliant kojos iš namų, internetu. Čia visa informacija apie egzaminų tvarkaraštį, vietą bei laiką. Belieka pasirinkti, kur ir kada patogiau. Registruotis praktikos egzaminui galima tik išlaikius teorijos egzaminą. Aišku, užsirašyti egzaminui galima ir telefonu 8 700 55 151. Į egzaminą reikėtų pasiimti tam tikrus dokumentus. Pasą arba asmens tapatybės kortelę, vairavimo mokymo kursų baigimo liudijimą, medicininę pažymą ir sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, kad baigtas mokymas pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą. Bet svarbiausia – gera nuotaika, nežinojimas jėga, o išmėginti jėgas juk visada smagu. Teorijos egzaminas atliekamas specialia kompiuterio programa. Kaip jį veikia, prieš žinių patikrinimą paaiškins regitros egzaminuotojas. Kas neaišku, kelti ranką prieiti. Užduotims spręsti skiriamas pusvalandis. Įspręsti testą vadinasi išrinkti teisingus atsakymus į 30 klausimų. Jei galimų atsakymų yra keli, būtina juos visus ir pažymėti. Bent vieno nepažymėjus ar pažymėjus vienu per daug, neįskaitoma visa užduotis. Teorijos egzaminas išlaikytas, jei teisingai atsakyta bent į 24 klausimus. Įsprendus testą, kompiuteris iš karto parodo rezultatus. Jei buvo padaryta klaidų, tuos klausimus galima peržvelgti. Smagu, jei išlaikėte. Nevertėtų daug jaudintis, jeigu gerai pasiruošėte, tai ir išlaikysi. Jei ne, egzaminą galima pakartoti jau kitą dieną. Bandymų skaičius neribojamas. Sėkmingai išlaikius teoriją, galima ruoštis praktinių įgūdžių patikrinimui. Tik nereikia pamiršti, kad teorijos egzamino rezultatas galioja 1 metus. Egzaminą ruošiausi, klausimų buvo aiškus, todėl buvo lengva. Patiko. Praktiniam egzaminui registruotis galima tais pačiais būdais – internetu ir telefonu, kaip ir teorijos. Atvykus laikyti be anksčiau minėtų dokumentų, reikės dar pateikti praktinio mokymo kurso baigimo liudijimą. Jei laikant teorijos egzaminą, jo pateikti nereikėjo. Mokestį šiuo atveju sudaro mokestis už egzamino laikymą ir mokestis už naudojimąsi transporto priemonę. Su kokiu automobiliu ir darbuotoju teks laikyti egzaminą, atsitiktiniu principu parenka kompiuteris. Vairuoti aikštelėje ir gatvėje teks apie pusvalandį, visas egzaminas užtrunka apie valandą. Pirmiausia, tikrinam, kaip sekasi manevruoti, po to važiuosime į gatvę. Egzaminuotojui turite pateikti asmens dokumentą ir pasirašyti prašymę. Kartu nuvykstate į aikštelę. Kandidato paprašoma patikrinti transporto priemonę. Ar ji tinkama važiuoti, leidžiama su ją apsiprasti ir pasirengti. Per praktikos egzaminą pirmiausia svarbu parodyti gerus automobilio valdymo įgūdžius. Važiavimas pradedamas aikštelėje. Čia reikia parodyti, kaip išmokta teisingai pastatyti automobilį į stovėjimo vietą, pradėti važiuoti įkalnėn, apsisukti riboto dydžio aikštelėje ir panašiai. Svarbu teisingai valdyti vairą, tiksliai manevruoti, o prireikus sklandžiai sustabdyti automobilį reikalingoje vietoje. Vairuojant realiomis eismo sąlygomis dera nepamiršti tinkamai pasirinkti juostą, teisingai manevruoti ir žinoma paisyti kelio ženklų ar šviesoforo signalų. Po gerų praktikos pamokų būsimasis vairuotojas kai kuriuos veiksmus atlieka tarsi automatiškai. Tinkamai parenka ir perjungia pavaras, švelniai spaudžia akseleratorių automobiliui greitėjant,
Tiksliai ir saugiai laikosi pasirinktos važiavimo krypties, stebi kitus eismo dalyvius, sklandžiai palaipsniui stabdo automobilį. Labai gerai įvairuodamas iš anksto numato galimus aplinkinių veiksmus ir tam pasirengia. Sveikinu, išlaikius praktikos egzaminą. Išlaikius praktikos egzaminą, čia pat galima užsisakyti vairuotojo pažymėjimą. Tam reikia arba pateikti savo nuotrauką, arba nemokamai pasidaryti skaitmeninį atvaizdą specialioje fotokabinoje. Taip pat reikės asmens dokumento ir medicininės pažymos. Vėliau interneto svetainėje www.regitra.lt įvedus asmens kodą galima sužinoti, ar vairuotojo pažymėjimas jau pagamintas. Diena, kai gautas vairuotojo pažymėjimas, ypatinga. Dabar prasideda naujas žmogaus, greitesnio ir judresnio žmogaus biografijos etapas. Tiesiog svajonė rankose. Tačiau jis suteikia ne tik teisių, bet ir atsakomybę už save ir kitus.